Aš esu Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Širvintų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Eugenijus Izjumcevas. Mes esame nuolatinės parengties tarnyba. Mes visada pasirengę gaisrų gesinimui ir gelbėjimo darbams. Norėtume, kad ir jūs būtumėt pastoviai pasirengę visom nelaimėm. Norėtųsi, kad turėtumėt įsirengę bent jau autonominius dūmų detektorius, turėtumėt namuose ugnies gesintuvus. Dabar vyksta gaisrinių žarnų sujungimas. Jungiant gaisrinės žarnas, reikia žiūrėti, kad sujungimui kiekvienas tas takelis papultų į savo vietą, kad greitai sujungti. Aišku, tas dalykas pasiekiamas ilgom treniruotėm, o šiaip tai įmonėse, įstaigose, kur yra gaisriniai čiaupai, darbuotojai, kad gerai galėtų sujungti, turėtų keletą kartų bent jau pasibandyti sujungtas, kad ant greičio būtų tvarkingai, kaip sakant, sujungtas. Kai ateina vagis, pas žmogų, pavyzdžiui, tai jis išneš kažkokius daiktus, lieka sienas. Žmogus gali gyvenimą pradėti iš naujo, galbūt tokių visą namą, kaip sakant, neįsineš jisai. O kada žmogų užklumpa gaisras, tai jis netenka visko, gali kartais netekti net per visą gyvenimą savo išgyventą turtą. Tai aišku labai svarbu, kad žmonės, kaip jau minėjau, pasirūpintų savo saugumu. Turėtų namuose bent jau gesintuvą, kurio galėtų pasinaudoti ištikus nelaimiai, bent jau tą gaisro pradžią ar plitimą pristabdyti gaisro. Apsigesinti. Taip pat labai svarbu turėti namuose bent jau irgi autonominį dūmų detektorių, kuris nakties metu, pavyzdžiui, gali žmogų prikelti, gali įspėti apie pavojų tus pačius kaimynus, nes jo garsas ant tiek stiprus yra, kad galų gale, jeigu nieko namuose nebus, namuose pas kaimyną suveiks detektorius, tai kaimynai gali tą dalyką užgirsti ir gali taip pat pranešti bendrojo pagalbos telefonu, kad pa žmogų kažkas atsitiko. Ar tai vagis ateina, aišku, dūmų detektorius nuo vagės neapsaugos, bet tiesiog girdės, kad kažkoks garsas yra, kažkas cypia, supras, kad signalizacija gali iškviesti pagalbos tarnybas. Ir aišku, bus imtasi skubių priemonių. Na, jeigu turės gesintuvais, tai aišku, sakau, galės užsigesinti tą pradinį gaisro židinį. Pirmiausia, turėtų saugiai elgtis su ugnim. Ir ugnis, kaip mes kalbam, yra žmogaus draugas, bet kartais jinai būna priešas, kada su elgiasi ne taip, kaip reikia elgtis. Ir visais atvejais, naudojant ugnį kažkur tai, ar tai namų ūkėtinai, atliekant kažkokius darbus, ar kuriant laužą miške, visą laiką reikia pagalvoti, kad ta ugnis iš tikrųjų būtų pagalbininkų, kad netaptų priešų. Miškuose, kada artėja vasaros sezonas, žmonės pradės turistauti, būtinai reikia pasirūpinti, kad kuriant laužą, tas laužas būtų saugus, kad būtų ar žemės kažkoks pylimėlis apie jį padarytas, ar akmenim apdėta galų gale ir paturistavus, kaip sakant, pabuvus gamtoje, pailsėjus, tą laužą būtina užgesinti. Namuose taip pat įkuriant krosnis, įkuriant kieto kuro katilus, šildymo sezono metu įkuriant katilus, negalima naudoti jokių degių skysčių, kad nevyktų pliūpsnis, kad nevyktų gaisras. Prisižiūrėti vėlgi elektros instaliaciją, kad būtų tvarkinga, kad nebūtų kažkur laidų kibirkščiavimo, kad laidai būtų sujungti, kaip sakant, vienodi, negalima aliuminį su variu jungti, kad nebūtų kibirkščiavimo, nebūtų kažkokios oksidacijos, žodžiu, šalint visas galimas gaisro priežastis. Čia patys tokie elementariausi dalykai, žmonės, kurių turėtų laikytis. Aš manau, tėvai turėtų vaikus pirmiausia pamokinti, kaip elgtis su ugnimi. Tai pirmiausia. Aišku, kada yra mažamečiai vaikai, degtukai turėtų būti paslėpti kažkur tai vaikam neprieinamų vietai. Nes jie vis tiek mato ir per televizorių, ir internete pasižiūri, kaip tas ugnys įžiebiama ir kad nesugalvotų maži vaikai pažaisti su ugnimi. Kad nesugalvotų namuose sukurti laužą, kad nesugalvotų išėję pavasarį, pavyzdžiui, kai žolė pradžius, uždegti žolę ir pažiūrėti, kaip tai atrodo. Nes paskui mažam vaikui tai iš vis tikriausiai neįmanoma suvaldyti ugnį. Kai uždegs, tas gaisras plečiasi labai greitai, ypatingai jeigu yra vėjas, tai čia jau be mūsų pagalbos tikrai neapsieis. Į gaisro vietą pakliūti dažnai trukdo soduose, privačiuose valduose įrengti šlagbaumai, daugiabučiuose kodinės spynos, bet, kaip žinia, pagal priešgaisrinės saugos įstatymą, gelbėjimo darbų vadovas atvykdamas į gaisro vietą gali pašalinti tas kliūtis, kurios trukdo patekti gesinti gaisrą, patekti į vietą, kad užgesinti gaisrą, išgelbėti žmogų. Todėl, jeigu mes neturim, tarkim, rakto ir jeigu niekas mūsų ten nelaukia kažkokiai sodybai ir privačioje kažkokiai valdoje, tai mes galim nupjauti spyną, atsidaryti šlagbaumą, taip pat ir patenkant į laiptinius su kodinėm spynom. Dažniausiai taisyklė, tai jeigu iškviečia mus
Jei daugiabutį už tokią spyną, tai dažniausiai kažkas laukia, bet gali būti ir tokiu atveju, jeigu niekas nelaukia, tai aišku, mes tada galim pasinaudoti esančių mašinų diskinių pjūklų, tiesiog liežuvėlį nupjauti ir laisvai patekti į laiptinę. Ugniagesis sulaukia labai iš tikrųjų greitai. Mes pastoviai pasirengę išvykti. Išvykimas pas mus nuo pranešimo gavimo iki išvykimo iš garažo vartų būna, kai taisyklė neilgesnis kaip 1 minutė. Ugniagesiai nuolatiniai yra parengti, kai gaunamas pranešimas iš bendro pagalbos centro apie išvykimą, duodamas aliarmo signalas, jie tuo metu rengiasi, skubiai sėda į mašinas ir išvažiuoja į įvykio vietą. Jie padėti labai daug iš tikrųjų gali. Pirmiausia, tai nepradėti mokinti įvykio vietoj, manau, ugniagesių, kaip jiems reikia dirbti, nes mes esame profesionalai ir mes žinom, ką reikia daryti įvykio vietoj. Geriau padėti iš tikrųjų darbais, negu kažkokiais patarimais. Ir kai dabar daug kalbam apie tą savanoriją, tai tas padėjimas, galima sakyti, ir galėtų prilygti tai savanorijai. Bet to, kad mums mokinti, ką daryti, kaip daryti, nes iš tikrųjų, aš dar kartą sakau, mes esame profesionalai ir atvažiavę mes tikrai reaguojame tą visą įvykį šaltakraujiškai, kadangi tai yra mūsų darbas, mes matę ne vieną gaisrą, ugniagesiai, kurie dirba ilgus metus, jau matę ne vieną gaisrą ir tikrai jie savo darbą žino ir žino, ką daryti. O kada pradeda mus reguliuoti, tai ten daryk šitą, tai ten daryk aną, aišku, patarimai niekad netrukdo, bet jie turėtų būti tie protingi patarimai, konstruktyvūs kažkokie. Tai aišku, jeigu žmonės padės, tai mes tos pagalbos niekad neatsisakam, jeigu padeda. Nurodo, kur yra vandens telkiniai, nes būna taip, kad mes važiuojam, aišku, vietovę tą žinom, bet gal nežinom konkrečiai pas kokį žmogų, kad ten yra kažkoks vandens telkinys ar kūdra. Tai be abejo, jeigu jisai padės, pasakys, kad važiuokit pas mane kiemą, pas mane yra kūdra, imkit vandenį, gesinkit kaimyno namą, tai labai sveikintinas dalykas, kadangi gaisriniuose automobiliuose tai nėra tiek vandens, kad, pavyzdžiui, kada didelis gaisras, kad mums jo pakaktų pilnai, ką atsivežam, užgesinti gaisrą. Cisterną grubiai, taip, protingai gesinant, pas mus, tarkim, kuris yra cisternas, dirba su vandeniu apie 10 minučių kažkur tai. Protingai gesinant, pataupant vandenį, tai po 10 minučių vanduo pasibaigs ir mums reikės papildomo vandens. Tai žmonės, aišku, dažnai nesupranta tų dalykų, kai nuo senų laikų yra toks gal ar prietaras, ar ten mintis tokias, kažkoks stereotipas toksai, kad atvažiuoja gaisrininkai dažniausiai girti ir be vandens. Tai noriu pasakyti, kad girti tikrai neatvažiuoja, be vandens irgi mes neatvažiuojam, cisternose nuolat pas mus yra vanduo, tiesiog tas vanduo greitai baigėsi ir mums reikia to papildomo vandens. Todėl atvykus į vietą, gelbėjimo darbų vadovas, atliekant žvalgybą, visą laiką pasidomi, kur yra vanduo. O žmonės tuo metu pradeda galvoti, kad mes galbūt atvažiavam be vandens. Mes ieškom vandens ne dėl to, kad mes jo neturim, bet tiesiog dėl to, kad jisai gali greitai pasibaigti ir kad tas vandens padavimas į įvykio vietą būtų nepertraukiamas, mums reikalingas papildomas vanduo. Tuo metu, kol vieną cisterną gesins vandenį, kitas atvažiuojančias jau gelbėjimo vadovas galės nukreipti prie vandens šaltinio, jeigu jis yra netoli, tai mes vėlgi nuo jo ištiesim magistralinę liniją ir vanduo eis nepertraukiamai į gaisro vietą. Galėsim paduoti daugiau švirkštų, galėsim greičiau užgesinti ir efektyviau gaisrą.